kodėl žmogus ir žmonės taip trokšta gydyti. Tikriausiai net nežinau atsakymo, bet pabandykim paanalizuoti. Gydymas labai dažnai maišomas ar siejamas su noru padėti kitam. Tai yra mūsų intuityviai jaučiamas ryšys su kiekvienu žmogumi, su kiekviena būtybė, kuri yra šalia, kai mes galime padėti kitam. Ir gydymas, tas gydymo prisilietimas, ar ne, sugebėti išgydyti, tai yra susijęs dar ir su baime, kad kai man skaudės, kai aš sirgsiu, gal nebus kas padeda ar nemokės padėti, arba mano artimajam nebus kas padeda ir aš gebėsiu tą padaryti. Dar žmonės labai nori gydyti, todėl kad tai yra kaip ir prestižinis dalykas. Matyt, būsiu DNR įsirašęs informaciją apie tai, kad gydytojas tai yra kaip ir privilegijuotas asmuo, gerbiamas asmuo. Na, šiais laikais tai įsivystė ir tai, kad gerai uždirbantis asmuo. Tai yra žmogus, kuris turi daug žinių ir informacijos. Bet mes visi puikiai žinom, kad dauguma tų, sakykime taip, tariamų gydytojų, jie iš esmės net nėra gydytojai. Taip, jie valdo tam tikrą žinias, tam tikrą informaciją, bet tai yra toli gražu nutolę nuo gydymo. Nėra gydymo vien instrumentais arba gydymo vien vaistais. Yra gydymas, kada gydoma žmogaus siela, dvasia ir kūnas. Ir kai mes įsivaizduojam, kad mes išmoksim gydyti ir ateis kiekvienas ir mes gebėsim jam padėti, išgydyti prisilietimu arba tam tikrais instrumentais, kuriuos mes turime gydami žinias, ir visas pasaulis pasikeis, arba kad mūsų už tai įvertins kažkas, arba kad mūsų gyvenimas pasidarys lengvesnis, arba kad tuo aš galėsiu kaip ir pagelbėti savo ego, kad aš galėjau padėti. Tai tas noras tai yra ne kas kita kaip ego patenkinimas, nes aš galiu padėti. Iš tikrųjų tai žmonės neturėtų siekti būtent šitų žinių. Žmogus turi suvokti, kas jis yra, su kokiais gebėjimais jis atėjo į žemę ir siekti gilinti žinias savo srityje, tuo, kas jis yra, tapti geriausiu ne dėl to, kad pasirodyti prieš kitus, bet tapti geriausiu todėl, kad Dievo valioje tai yra. Ir ką reiškia žodžiai, kada mes kalbam, kad kiekvienas žmogus gali gydyti pas save. Tai yra pripažinimas to, kas tu yra. Tai yra nesiekiamybė to, ką įrodinėja tau protas, kad tu tuo būk, tu tą daryk, tada tu gerai gyvensi, arba taip tu pasitenkinsi. Nepasitenkinsi. Tu, jei mėgsti piešti, piešk. Mėgsti groti, grok. Mėgsti žolynus rink. Mėgsti tvorą statyk. Mėgsti kirpti, kirpk. Ir taip tu gydysi save. Kodėl dabar tiek daug gydytojų? Tai vėlgi dėl to susimaišiusio proto, dėl tų neramių mūsų jausmų ir minčių, kad mes vis kažko norim. Atrodo, kad norim tapti tobulesniais. Netapsime, nes mes jais esame. Tokie, kokie mes čia atėjome, esam tobuli. Va šitoj išraiškoj. Ir vienintelis tikslas kiekvieno, absoliučiai kiekvieno, turi būti vidinis virsmas, savivoka ir gebėjimas artėti prie Dievo. Ką reiškia artėti prie Dievo? Nėra išorinio Dievo. Yra vidinis, tai kas tu esi. Kada tu nustoji vaikytis Dievo išorėje, tu supranti, kad tu esi visako pilnas. Ir tik tam, kad tu tai suvoktum, kad tu tai įvertintum, tai reikia grįžti į save. Tam, kad grįžtum, nereikia bėgiotis išoriniais mokymais, reikia
įsiklausyti save, ir tu pamatai, kad tu absoliučiai turi visus įrankius, visus gebėjimus, kurie yra tau reikalingi. Mes pernelyg daug sergam, mes pernelyg pamiršom save. Ir kada mes matom aplinkui praktiškai kiekviename žmoguje ligonį, sergantį, ne todėl, kad jis serga, todėl, kad taip suformuota visuomenės yra, kad taip yra suformuota visuomenės. O būtent tai leidžia žmogui nuspręsti, kad tai yra labai paklausu ir kad tai yra labai reikalinga. Mes kiekvienas turim gilintis į savo gyvenimą, į savo mintis, į savo veiksmus, į savo dualumą, į gebėjimą išbūti tyloj, gebėjimą nevertinti, ar ne, gebėjimą džiaugtis, vertinti kiekvieną akimirką, kada tu esi žemėje, atsisakyti prisirišimų ir iliuzijų. O gyduolio kelias nėra paprastas kelias, juk mes nesiekiam visi būti kunigais, ar ne? Bet dabar labai populiaru siekti mokytojo ir gydytojas yra prilyginamas mokytojui. Tai todėl aš kiekvienam linkiu nesiblaškyti, nesitaškyti ir tik tas, kuris eina nuo gyvenimo pradžios, jausdamas, žinodamas, kad štai taip pasireiškia jo tarnystė žmonijai, tik tada gilintis, bet taipogi žinios turėti iš vidaus, gebėjimai turėti iš vidaus, nes visa tai yra Dievo dovana.